Sveiki, šiandien gilinamės į tai, kaip mes Lietuvoje, suprantam tą infliaciją. Gerai, panagrinėkime tai detaliau. Būtent. Ir čia, žinai, iškart kyla tas svarbus statistikos niuansas laikotarpis, kada pradedi ir kada baigi skaičiuoti. Galimai oficialioj komunikacijoje pasirenkami tie laikotarpai, kurie rodo palankesnį vaizdą. Pricer LT duomenys. Ir štai ką jie rodo. Pigiausių maisto prekių krepšelis nuo 2021 gegužės iki 2025 gegužės pabrango beveik 35%. 34,9 tiksliau. Taip, tai jau visai kitas skaičius nei tas nedidelis augimas, apie kurį kartais girdim. O jei pažiūrėtume į žinomus prekių ženklus, tas pats šaltinis sako, kad jų krepšelis per tą patį laikotarpį brango dar daugiau. Oho, kiek? Net 58,6%, čia įdomiausia yra. Na ir tada, jei sujungsime tai su plačesniu kontekstu, tarkim su tuo minėtų vidutinių algų augimo apie 20%, tai analizės autorius daro išvadą, kad toli gražu ne visiems tas algų augimas leido kompensuoti tokį kainų šuolį. Ypač jei žmonės renkasi būtent tuo žinomesnius, dažnai ir brangesnius ženklus. O kas yra ta tikroji, ta kasdienė infliacija vartotojui? Ir tai, žinai, kelia svarbų klausimą apie pačių duomenų interpretavimą. Akivaizdu, kad norint geriau suprasti, kas vyksta ekonomikoje, kaip tai veikia mūsų piniginės, verta žiūrėti įvairius šaltinius, neapsiriboti vienu skaičiumi. Ir, aišku, analizuoti ilgesnius laikotarpius, kad matytume visą ciklą, o ne tik atkarpą. Toks klausimas pamąstymui klausytojams. Kaip manote, kaip tie skirtingi infliacijos matavimo būdai ir ypač tai, kaip apie juos kalbama viešai, kaip visa tai gali paveikti mūsų asmeninius finansinius lūkesčius, ar net sprendimus, ką ir kada pirkti?